vakaras tame klube, tėvai ir vėl paliko vieną tave. Viskas jau šeštadienio vakaras, su draugais, jau uždegtas žvakės, o tu dažai. Šiąnakt rūkysi, gersi, mylėsies, naują pasaulį atradinėsi, skambas galvotėsi, mes jūs mylim, lauksime rugpjūčio 22 Yacht klube. Ačiū Šeškėm, ačiū muzikantam, ačiū visiems, kurie klausė. O dabar matome, kad mus jau džiugina Oro banditų Sutemos šou. Tikrai taip, šventė tęsiasi jai dieną, dangų valdė akrobatiniai skrydžiai, tai dabar atėjo ir jau atėjo ypatingas metas, kai leidžiantis saulė dangus tampa scena ir tikrų aviacijos spektakliu. Taip, ir nepakartojama programa, štai atėjo metas mūsų, aš nesakau paskutinė, aviatoriai niekada nesako paskutinė. Kraštiniam šou, kurį jūs dabar matote tiesiai prieš savo akis. Air Bandits. Air Bandits. Pakelkite akis į dangų arba stebėkite ekranuose, jie skrenda jums. Niekada nemačiau. Pasakysiu savo draugam, gerai? Jo, būtinai. Niekas nesupras ir niekas nežinos. Šitoks skraidymas prieblanda tikrai yra ypatingas iššūkis pilotam, orientacija visiškai pasikeičia. Horizonto beveik nesimato ir dėl to pilotai turi būti labai atidūs, knardo per tuos ratus. Ir štai šaudo pirotechnika.
tokia mažam aukštį išlaikyti orientaciją gali tik tai labai. Ne veltui tai Air Bandits. Tai tikrai oro banditai, ne? Jurgis Kairys ir jo nurauta komanda Air Bandits. Grožėkimės. Išties nepakartojama. Įspūdingi Air Bandits ėjo po Slovakiją, Rumuniją, Ramon Alonso, Ispaniją, Daniel Stefanescu, Rumunija ir Jurgis Kairys, Lietuva. Dar turime didelę informaciją, rasti raktai tokioje apvalioj piniginėje. Jeigu kas pasigėdot raktų apvalioj piniginėje, jie yra čia prie mūsų scenos. Kągi, na ir atėjo laikas mūsų
kraštiniam pasirodymui.